Mūsų procesas prasideda nuo tiekėjų. 20 ūkių, kuriuose auginami kalakutai, vištos, galvijai ir vykdoma pieno gamyba. Šie ūkiai mums tiekia visą jų procesuose susidarantį skystos bei kietos frakcijos mėšlą. Tai leidžia mums surinkti metaną dar prieš jam patenkant į aplinką, sumažinti ūkių kvapus ir suteikti naudos vietos bendruomeniai. Skystos frakcijos mėšlas į gamyklas tiekiamas vamzdynais ir sunkvežimiais, o visos sunkvežimiais atgabenamos žaliavos yra sveriamos ir registruojamos naudojant pažangią programinę įrangą. Visas mėšlas iškraunamas kvapų kontroliai pritaikytoje, sandarioje ir automatizuotoje aplinkoje, kurioje įrengti ištraukimo ventiliatoriai ir filtrai. Biometano išgavimo proceso metu azotas, fosforas ir kalis, esminės maistinės medžiagos reikalingos augalininkystei, nėra pašalinamos, todėl šios medžiagos grąžinamos į laukus. Kietasis mėšlas sunkvežimiais pristatomas į didelę priėmimo duobę, kurioje yra kelių dienų dozavimui pakankamos žaliavų atsargos. Automatizuoto krano pagalba žaliava teikiama į fermentacijos procesą 24 valandas per parą. Siekiant užtikrinti dujų gamybą, mikroorganizmai nuolat aprūpinami žaliava. Visos naudojamos žaliavos apdorojamos ilgiau nei 1 mėnesį. Per šį laikotarpį lakiosios medžiagos visiškai suskaidomos, o susidariusios biodujos surenkamos. Ši moderni gamykla, suprojektuota ir pastatyta laikantis numatyto biudžeto ir grafiko, buvo įgyvendinta vos per 12 mėnesių ir biometaną gamina 24 valandas per parą, 365 dienas per metus. Milijardai bakterijų skaido teikiamą mėšlą ir taip užtikrina dujų gamybą. Kiekvienas proceso etapas suprojektuotas siekiant didžiausio efektyvumo. Naudojama atsinaujinanti elektros energija ir šiluma, maksimaliai optimizuota šilumos izoliacija, elektros energijos vartojimo efektyvumas ir oro valdymo sistemos, kad būtų sumažintas gamyklos poveikis aplinkai. Kvapai surenkami ir filtruojami per biofiltrą, užtikrinant aukščiausius kvapų kontrolės standartus ir reikšmingai sumažinant poveikį vietos bendruomeniai. Po apdorojimo žaliava atskiriama sraigtiniais presais, kurie atskiria kietąsias daleles nuo skysčio. Kieta frakcija grąžinama į vietinius laukus ir naudojama pasėliams, kai reikia. Ji tampa vienalytė, beveik bekvapė, todėl lengviau paskleidžiama ir ji kelia mažiau neigiamo poveikio bendruomeniai nei šviežias mėšlas. Po fermentacijos proceso biodujos yra apdorojamos, valomos anglies filtrais, kad pašalintume 99 procentus pėdsakinių dujų bei išsausinamos. Gautos biodujos daugiausia sudarytos iš metano ir anglies dioksido. Jas suspaudžiame ir leidžiame per membranas. Didesnės metano molekulės atsiskiria, o anglies dioksidas praeina pro membraną, palikdamas gryną biometaną. Biometanas žemo slėgio dujotekiu transportuojamas 9 km į gamtinių dujų perdavimo sistemą. Ten jis suspaudžiamas ir paduodamas į aukšto slėgio gamtinių dujų tinklą. Taip pat atliekame galutinę kokybės patikrą, naudodami telemetriją, kad įsitikintume, jog biometanas atitinka visus tinklo reikalavimus. Patvirtinus atitiktį, dujos paduodamos į tinklą. Mūsų pagamintas biometanas keliauja po Europą gamtinių dujų tinklu. Jas suskystiname gamykloje, kuri užtikrina mažą anglies emisijų kiekį, ir pristatome biometaną suskystintų dujų pavidalu, dabar jau bio-LNG, į mūsų LNG degalinių tinklą Šiaurės Europoje. Klientai atvyksta į šias automatinės degalines ir užpildo savo sunkiasvorių transporto priemonių parkus mūsų kuru, mažinančių anglies emisijas iki neigiamo balanso. Vidutiniam LNG sunkvežimiui reikia tik trečdalio tonos bio-LNG, kad jis galėtų nuvažiuoti daugiau nei 1300 km su pilnu kroviniu. Ši gamykla kasmet apdoroja 450 000 tonų mėšlo, pagamindama tiek bio-LNG, kad sunkiasvoriai sunkvežimiai galėtų nuvažiuoti 32 milijonus kilometrų, taip sumažinant iškastinio kuro emisijas 78 000 tonų anglies dioksido per metus. Be to, į laukus grąžinamos bekvapės trąšos. Šis procesas sukuria žemės ūkiui ženklią ekonominę bei